Čia podcastas Inbank kalba, o šiandien kalbėsime apie sveikatą, komfortą ir pinigus. Su mumis kartu Rasa Palevičienė, Akių klinikos Lirema optometrininkė. Sveiki, Rasa. Sveiki. Turbūt kone kiekvienas žmogus mūsų šalyje, o ir pasaulyje labai daug laiko kiekvieną dieną praleidžia žiūrėdamas į ekraną, į planšetės ekraną, į kompiuterio ekraną, į telefoną ir taip toliau. Kas dirba, kas tiesiog naršo, žiūri, kas vyksta socialiniuose tinkluose ir tas laikas prie ekrano, ko gero, vis ilgėja ir ilgėja. Ar dėl to regos problemų mūsų šalyje, pasaulyje daugėja? Kokios yra tendencijos? Be abejo, taip. Visam pasauliu labai daugėja būtent trumparegystės atveju, nes vaikai labai daug laiko praleidžia prie ekranų. O trumparegystės progresavimui pats pavojingiausias amžius yra vaikystė. Ir tada, kai vaikai daug žiūri iš arti, akies obuolys pradeda augti, bandydamas prisitaikyti, kad būtų lengviau akiai, nes mūsų akis žiūrėdamos į tolį ilsisi, o iš arti dirba, tai jos bando adaptuotis, pasilengvinti savo gyvenimą, taip galim sakyti, ir pradeda augti. To pasekoje vystosi trumparegystė. Tai trumparegystės skaičiai auga labai smarkiai ir manoma, kad 50 metais daugiau negu pusė planetos gyventojų bus trumparegiai. Vadinasi, reikia šituo klausimu susirūpinti jau nuo pat vaikystės. Tėvai, ko gero, turėtų atkreipti dėmesį į tai, kiek laiko prie kompiuterių, prie ekranų praleidžia jų vaikai. Ir reikia kažkokios, aš nežinau, gal tai galima pavadinti kažkokia higiena, kiek reikia laiko skirti tiems ekranams per dieną, kokios yra rekomendacijos specialistų. Tai, kaip pasakyti, iš tiesų yra tos rekomendacijos apskritai apie ekranų žalą, labai daug kalbama, tai yra ne tik žala akims, tai yra ir žala vaikų raidai. Kalbant apie akis, iš tiesų tai būtų gerai, kad žiūrima būtų su pertraukomis. Geriausia po 10 minučių ir daryti pertrauką, kuri būtų tokia, kad vaikas jau žiūri į tolį. Taip pat yra rekomendacija, kad vaikas bent porą valandų per dieną praleistų gryname ore. Neužtenka būti patalpoj. Tai, žodžiu, kuo dažniau daryti pertraukas ir kuo trumpiau tuos ekranus žiūrėti, tuo vaikų akims yra geriau. Kaip specialistai reaguoja į tas tendencijas? Sakot, kad daugybė, kiek pusė pasaulio gyventojų susidurs su trumparegystės problema artimiausiais metais. Kaip reaguoja į tai specialistai? Turiu galvoje, šiaip jeigu atsiranda problema, tai žmogus ją sprendžia, užsideda akinius, įsideda kontaktinius lęšius ir taip toliau. Ar yra modernesnių sprendimų? Taip, tai trumparegystė nėra gydoma, ji yra tik koreguojama. O kaip koreguoti, tai yra pasirinkimų. Iš tiesų variantų yra ne vienas, tai ką ir minėjau, akiniai, kontaktiniai lęšiai. Taip pat labai populiarus metodas yra lazerinė regos korekcija. Vis dar tai galima vadinti naujovę ar... Nebevadinčiau naujovę, šitam metodui jau daugiau negu 40 metų, pasaulyje plačiai taikomas ir jau tikrai išbandytas ir su nemažai patirties ir jau keliaujantis metodas, tai tikrai... O mūsų šalyje, jeigu pasaulyje 40 metų, pas mus turbūt vėliau šiek tiek atėjo. Jau sumeluoti, 98 berods pradėta daryti Lietuvoje. Ko ne 30 metų vis tiek jau. Jau praktiškai 30 metų. Galima tą regos korekciją vadinti operacija, ar čia šiek tiek per stiprus terminas? Per stiprus. Mediciniškai čia daugiau procedūra. Kadangi korekcija daroma ragenoje, o tai yra audinys neturintis kraujotakos, čia nėra sąlyčio su krauju, tai yra toks, kaip sakyt, mažai labai invazyvus metodas. Bet būna, kad išgirstat liaudyje sakant, operaciją čia reikės daryti. Tikrai taip. Būna taip. Tikrai taip. Ir operacija, ko gero, asocijuojasi su, nežinau, skalpeliais, dar su kažkuo ir dar akys, ir kai viskas susideda į vieną krūvą, gaunasi daug baimės. Ar tos baimės yra čia pagrįstos, ar jos iš piršto laužtos? Bijoti normalu, Taip. Bet kai kalbam apie lazerinę regėjimo korekciją, tai vienas iš saugiausių apskritai, jeigu kalbam apie kažkokią chirurgiją, tai yra daug saugiau negu nešiot kontaktinius lęšius, dėl infekcijų tikimybės kontaktiniai lęšiai yra pavojingesni. Tai tos baimės, jos natūralios, bet pagrindo joms nėra. Visiškai jokio.
Praktiškai taip. Tiesa, jeigu yra kažkokių rizikų, taip, tam pacientai ir apžiūrimi prieš lazerinę korekciją, atrenkant akis, kurios tikrai yra tam tinkamos. Jeigu yra rizikų, visada rekomenduojam lazerinės korekcijos nedaryti ir nerizikuoti. Kiek yra tas mitas gajus geriau nelysti prie akių? Maždaug jeigu problema nėra itin reikšminga, jeigu jinai nėra itin didelė, užsidėsiu aš tuos sakinius, čia liaudyje sakant, -1, tai jau gal tos operacijos ir nereikia, supraskim. Bet kokia yra ta tikra tikrovė, ar jau čia operacijos reikėtų, kai yra, mini kažkokia problemėlė, jeigu ją taip galima pavadinti, nepaisant to, kad tai yra diskomfortas, be jokios abejonės. Tai būtent, iš tiesų, tai šitą klausimą turėtų atsakyti žmogus pats savo. Tai reiškia klausimas, kiek esama situacija jam trukdo, ką jisai gyvenime veikia, kiek jį apriboja, sakykime, jo turima problema, ar ne? Jeigu tas pats -1, jau, reiškia, tai yra dioptrija, kada mes kaip specialistai sakom, kad žmogus korekciją turi naudoti nuolatos, nes jam yra nesaugu aplinkoje. Iki -1 dioptrijos dar galima pagal poreikį. Jau nuo -1 praktiškai reikėtų nuolat gyventi su akiniais arba kontaktiniais lęšiais. Bet jeigu žmogus aktyviai sportuoja, juda, tikrai akiniai gali trukdyti. Kontaktinius lęšius ne visi toleruoja. Tai lazerinė korekcija jinai galima bet kokiai praktiškai dioptrijai, tikrai net ir -0,5 darom. Jeigu žmogui reikia, jeigu žmogui trukdo, nėra minimalios dioptrijos. Gal 0,25, bet tai jau čia net netraktuojam kaip dioptrija. Ir kiek to minuso bebūtų, vis tiek reiškia, viskas aišku žiūrim, kiek tai yra saugu, kiek pati akis leidžia koreguoti ir tokiais atvejais apsisprendžiam, ar saugu tą daryti, ar visgi gal geriau pasilikti su turima korekcija. Tai čia jau individualiai reikia žiūrėti. Papasakokit, kaip yra su, ta dioptrija, pabandysiu aš taip mėgėjiškai, kaip pats suprantu, taip ir paaiškinti. Jinai nėra, užsifiksuoja visam gyvenimui tokia pati, ji kinta. Jeigu, sakykime, užpernai buvo -1, žiūrėk, čia šiais metais ir -2, todėl kad tos, kaip mes sakėm, akių higienos, žiūrėjimo higienos prisilaikyti kartais būna sudėtinga. Ir štai jeigu turi tą kintančią situaciją ir tu pasidarysi operaciją, kokios yra, arba tą korekciją, kokios yra, kokia yra realybė. Tu pasidarysi, o galbūt po keliarių metų vėl prireiks korekcijos vien tik dėl to, kad rega kinta. Taip, geras klausimas, bet reiškia, čia jau dabar reikėtų žiūrėti taip, kaip yra su statistika. Trumparegystė visgi labiausiai progresuoja tada, kai žmogus auga. Bet kaip ir kalbėjom, vaikai, augantis žmogus. Dažniausiai suaugęs žmogus nuo 21, nuo 25 augti nustoja. Ir dažniausiai trumparegystė neprogresuoja. Taip, kažkokie pokyčiai teoriškai galimi, jie jau būna retai, jie nebūna tokie dideli, nebūna tokiais, kaip sakyt, kaip paauglystė, kad ten kartais ir po dioptriją per metus prisideda. Tai visų pirma, lazerinės korekcijos jau daromos suaugusiems žmonėms, kurių rega jau yra stabilizavusis. Ir tada mes tikrai tikimės, kad tas rezultatas bus ilgalaikis. Jeigu kartais nutinka išimtis, tai tada galima daryti pakartotinę lazerinę korekciją. Ir pas mus yra taikomos garantijos, tai ir įeina pakartotinė lazerinė korekcija, jeigu jos prireikia, bet tai tikrai išimtis, ne taisyklė. O taisyklė, kad nuo 25 reikėtų apie tai galvoti, ar galima ir 21. Nes tada jau daugmaž to pokyčio gali ir nesitikėti. Didesnė sėkmės tikimybė, galima turbūt taip sakyti. Didesnė tikimybė, kad rega jau tokia ir išliks ir pakartotinės operacijos nereikės. Bet iš tiesų daroma nuo 18 metų ir tikrai yra tų situacijų, kai 18 metų žmonėms labai reikalingos tos lazerinės korekcijos. Taip, galbūt didesnė pakartotinės operacijos tikimybė, bet taip darom nuo 18. Ar jūs galėtumėte atskleisti tą virtuvę, pavadinkime ją taip, kaip vyksta ta operacija? Tai yra sudėtingas dalykas ar nesudėtingas? Ką jaučia pacientas atėjęs? Ar jam reikia kaip nors ypatingai pasiruošti, ar tiesiog atsigulti, atsipalaiduoti ir ten valandėlę praleisti maloniai klinikoje? Praktiškai atsigulti ir atsipalaiduoti. Iš tiesų tai taip, ruoštis nereikia ypatingai, kadangi čia, kaip ir kalbėjom, yra procedūra.
Tyrimų kaip prieš operaciją, kraujo tyrimų, kardiogramų nereikia darytis. Tiesiog atvykti sutartų laikų į kliniką, panašiai apie valandą ir tenka užtrukti, operaciniai tik 20 minučių. Procedūra neskausminga, viskas atliekama vietiškai nujautrinant, tik lašais, jokių injekcijų nėra, jokių adatų, peilių, nieko nėra. Praktiškai 20 minučių reikia pagulėti ant nugaros ir žiūrėti šviesą. Nieko nemalonaus. Taip, ir iškart po procedūros žmogus yra paleidžiamas namo. Jis yra sąmoningas. Mes įsiaiškinom, kad tų privalumų, kaip ir vardinot, jų yra nemažai, bet jūsų nuomonė, tai kodėl tada tiek daug žmonių vis dar vaikšto ir su akiniais, ir su kontaktiniais lęšiais, jeigu tai yra iš principo taip paprasta, nesudėtinga ir vos per keliasdešimt minučių išsprendžiama prieš tai iš anksto užsiregistravus? Šitą klausimą vienareikšmiškai turbūt neatsakysiu, bet, taip, visų pirma, aišku, yra baimės, yra žmonių, kurie, tikrai jautriai reaguoja į bet kokį klausimą, kas jau kalbam apie akis. Kaip žmonės sako, akis sielos veidrodis, tai tokia, kaip jautri vieta. Kitas dalykas, klausimas galbūt reiškia, ar jiem trukdo akiniai, galbūt yra žmonių, kuriem akiniai yra įvaizdžio dalis ir jiem yra patogu su jais. Tai kaip ir viskas tvarkoja, tokiais atvejais daryti nebūtina. Bet jeigu akiniai riboja, trukdo, tai tikrai lazerinė korekcija yra saugus, greitas būdas ir bijoti nėra ko. Finansai žmonės stabdo? Manyčiau, kad nebe. Žinant kainas, tiek reiškia lazerinės korekcijos, jos prasideda nuo nepilnai 1000 eurų ir akinių kainas, tai lazerinė korekcija kai kuriais atvejais netgi, ypač kai kalbam apie didelio laipsnio trumparegystės, reiškia, gaminant akinius jie tikrai yra labai brangus. Lazerinė korekcija gali būti net pigesnė negu akiniai, kurie dėvisi, kuriuos reikia keisti, o lazerinė korekcija yra ilgalaikis sprendimas. Akinius dar galima pamesti, atsisėsti ant jų, sulaužyti ir kitaip suniokoti. Kontaktiniai lęšiai savo ruožtu kiekvieną mėnesį tu turi išleisti keliasdešimt eurų, pirkti skysčius ir taip toliau. Ir tai dar vis tiek išlaidos. Ar galima vadinti, kad ta regos korekcija yra tam tikra prasme investicija, nes tu investuoji į savo sveikatai, savo komfortai, savo gerą jauseną ir tu, atsisakai tų kasmėnesinių išlaidų arba tų netikėtų išlaidų, kai atsitinka nelaimė su akiniais, pavyzdžiui. Tikrai taip, tai išlaisvina. Tai ne tik, kad atsisakom išlaidų, tai ir atsisakom papildomo rūpesčio. Nuolat galvot, kada čia tie mano lęšiai baigs galioti, kada juos reikia pakeisti, ar aš turiu naują porą. Ir su akiniais irgi, reiškia, neužtenka turėti juos vienus, jiem bet kada gali nutikti bėda, o ką daryti, kai žmogus yra trumparegis, jiem būtinai reikia turėti atsarginius sprendimus. Tai lazerinė korekcija išlaisvina. Jūs sakote, kad startinė kaina 1000 eurų. Nepilnai. Nepilnai. Nuo ko vis dėlto priklauso jau ta galutinė kaina? Kas gali nutikti, kokių yra aplinkybių, kad ta kaina gali į tą didesnę pusę nuvažiuoti? Padidėti. Tai nuo metodo pasirinkimo. Iš tiesų tai reiškia yra 3 metodai ir kiekvienas tas metodas turi savo tam tikrus privalumus, tam tikrus galbūt nedidelius trūkumus, gydymo laiką. Tai reiškia konsultacijos metu mes visada aptariam, kokios yra galimybės ir pacientas gali rinktis, kas jam yra priimtina, atsižvelgiant į gydymo laiką, į pooperacinę eigą ar į kainą. Tai yra pasirinkimai. Galėtumėt pagarsinti tuos pasirinkimus, kas tai yra per 3 pasiūlymai, su kuriais susiduria žmogus pas jūs atkeliavęs į konsultaciją? Tai taip, yra tokie 3 pagrindiniai metodai. Vienas yra, taip mes vadinam surface metodų, paviršinė tokia, reiškia, regos korekcija, kuomet lazeris tik nuo paviršiaus nugarina audinį, niekur nekeliaudamas gilyn.
toks tikrai techniškai nesudėtingas metodas, kaip podą nusibrozdinus, reiškia, sugyja ir akis lieka kaip neoperuota praktiškai, net vizualiai niekas nepasakytų, kad mikroskopų pasižiūrėjus niekas nepasakytų, kad Tai buvo čia daryta. tas tobuliausias, ko gero. Ne, variantas. jis nėra tobuliausias, jisai tikrai senas metodas, jisai techniškai nesudėtingas ir jo kaina yra pati mažiausia. Aha. Taip. Galvojau atvirkščiai, kaip tik. Ne, tai yra pats lazeris tiesiog yra Taip. na, toks, kaip sakyt, paprastesnis jo veikimo principas. Tai šitas metodas tikrai geras, patikrintas, išbandytas ir anksčiau buvęs galbūt pats populiariausias Lietuvoje. Jo pagrindinis trūkumas, kad gyjimas yra kiek ilgesnis. Reiškia, ten jau reikia turėti bent 3 dienas laisvas, reiškia, iškristi iš darbų, nes būna diskomfortas. Taip jau 3 dienas reikia paaukoti. O regos atsistatymas irgi šiek tiek užtrunka iki keletos savaičių, kai kada ir mėnesį, na, jis dar nebūna toks visiškai geras, reiškia, jau reikia turėti šiek tiek laiko. Tai dabar yra kiti metodai, kurie turi gerokai komfortiškesnį, greitesnį pooperacinį atsistatymą. Ir tik tai tiek, kad ten yra daroma jau sudėtingesniais lazeriais, nes truputį gilesnius ragenos sluoksnius reikia nueiti. Tai reiškia, čia yra vienas variantas su femtosekundiniu lazeriu daroma LASIK procedūra, tai nepilnai 1500 kainuoja. Ir yra naujausias, moderniausias metodas, tai SMILE metodika ir reiškia, šitas metodas nepilnai 2000 eurų kainuoja. Aš negaliu nepaklausti, lazeriai lietuviški? Ne. Tai jeigu taip, tai yra Lietuvoje, reiškia, tam tikri komponentai lazerių gaminami. Taip. Taip, bet patys, ne. Nu, pats jau tas pavadinimas. Rasa, ar jūs galėtumėte atskleisti arba apžvelgti, kokie žmonės, kokios žmonių grupės turėtų suklusti ir kuriom žmonių grupėms aktualesnė galėtų būti ta procedūra, regos korekcija? Kas tai yra? Vairuotojai, biurų darbuotojai, kurie ar tai yra taip universalu ir taip visiems, kad jau net ir negalima išskirti kažkokių konkretesnių specialybių žmonių? Ne, specialybės tikrai neišskirčiau. Tikrai, jeigu žmogus blogai mato, jam trukdo. Tai nesvarbu, kokia būtų jo profesija. Tai praktiškai reiktų kalbėti bendrai, tai yra žmonės, kuriem reikalinga korekcija, kitaip jie nemato ir ta korekcija jiem, kažkuria prasme trukdo, apriboja. Tai žodžiu, visiems universaliai, pagal poreikį, jeigu tik yra, atsižvelgiant aišku į tuos jau aptartus dalykus, kas yra amžius. Amžius, žinokit, jau irgi nebe. Amžius irgi nepriboja, tik tai, čia galbūt tiksliau reikėtų sakyti apie tą viršutinę amžiaus ribą. Viršutinės nėra, yra tik apatinė, kad nuo 18 metų galim daryti. Tai kitaip tariant, jeigu žmogui 50-60 metų, tai yra absoliučiai ne jokia problema ir tie žmonės nėra į paraštės, kaip sako. Viršutinės ribos tikrai šiai dienai nėra. Tai yra tam tikrų dalykų, kurie galėtų apriboti, bet čia jau mes turim pasižiūrėti kiekvieną situaciją individualiai, tai jau yra pačios akies būklė, tai yra galbūt labai didelė refrakcijos yda, kurios jau techniškai negalim koreguoti, tai, sakykime, yra tam tikrų dalykų, tam tikros patologijos gali apriboti, bet čia jau reikia žiūrėti individualiai. Baimės pas jūsų specialistą, pas Liremos specialistą neturėtų būti eiti ir pasikonsultuoti. Jeigu yra problema kažkokia, jūs be jokios abejonės, draugiškai drauge galite ir padėti ją spręsti. Tikrai taip, tai jau pas mus bijoti nėra ko. Mes, reiškia, konsultacijos metu tik aptariam tas galimybės, išsiaiškinam, kokios jos yra ir toliau jau laisvė rinktis. Tai nes tiesiog... Aš klausiu tik dėl to, kad, žinot, yra tų specialybių odontologai ir taip toliau, kur žmonės vengia net nueiti pasikonsultuoti, nežino, kas gali jų laukti ir kas gali grėsti. Ne, čia tikrai nieko nemalonaus žmonės nepatiria. Taip, reikia atlikti tyrimus prie aparatų, taip, reikia, kaip sakyt, atsakyti tam tikrus klausimus, bet tai nėra varginantis dalykas. Rasa, ačiū Jums už atsakymus. Norisi palinkėti sėkmės darbuose ir
be jokios abejonės norisi palinkėti laimingų pacientų, kurie išeina iš jūsų klinikos su džiugesiu ir, naujai pamatę pasaulį. Taip, džiaugiamės, kad mes tokių tikrai turim, tikrai daug, tai ačiū Jums labai. Rasa Palevičienė, akių klinikos Lirema optometrininkė buvo mūsų studijoje. Ačiū Jums, o klausytojams drauge linkime drąsos, kad ir keliauti pas Jūs ir ko gero meilės sau, nes sveikata yra brangiausias mūsų turtas. Ačiū Jums.